Aš buvo linksma. Jo, tai. Žiūrėk, kaip spaudžia ranką moteris. Aš turėjau vyrą ginekologą visą nėštumą ir labai džiaugiausi. Nu va, aš sakau, su vyrais biški yra kitaip. Nes bent jau mano manimu, tai vat, kai ateini pas moterį ginekologę, tai vat paklausi pas ją kažko, tai jinai taip žiūri lyg į kokį durnelę, o tu realiai esi pirmą kartą čia susiruošiai gimdyti, pirmą kartą vaiką turi, pirmą kartą nešti, tau viskas įdomu, tu visko klausinėjai, o jinai tave taip žiūri lyg, tipo, tu rimtai nesveika, tipo vos ne. Tu čia atėjai, čia tokius klausimus man užduodi, lyg čia, nežinau, žiūri į tave kaip... Nu, tipo, pas ją ateina į dieną po 100, ten, nežinau, klienčių neštukių ir toks jausmas, kad aš irgi 100 kartą čia pas ją, 100 kartą pas ją neščia atėjau ir, tipo, turiu jau čia viską žinot. Nu, ne. Ir jinai su tavim taip elgėsi, lyg, ble, nu, kaip va, 100 kartą jau pas mane čia atėjo, tai, nežinau. Vis tiek norėtųsi, kad kiekvienas gydytojas kažkaip žiūrėtų į tą ypatingai dėl to, kad tu esi pirmą kartą nėščia, esi pirmą kartą atėjus pas ginekologą ir norisi, kad būtų kažkoks ypatingas priėjimas prie tavęs, o ne tai, kad čia pas mane čia šiandien buvo 100 klienčių, tai ką tu čia tipo, ką, ir žiūri į tave, kaip išūkda. Dėl to dabar renkuosi tik privačias klinikas. Nes kai pinigus duodi, tai irgi visiškai kitaip žiūri. Sakė, buvo labai gaila žiūrėti, kaip ginausi, o padėti neina. Tai vat sakau, žiūri į tave, o padaryti nieko negali, tik mato, kaip skauda. Tai vat kai kurie vyrai pradeda atvirkščiai vertinti savo moterį, mylėti ją labiau ir apie jokius pasišlykštėjimus ir ten va tokius dalykus nėra net kalbos, dėl to, kad, nu, vaiką darėm kartu, tai dabar ir gimdyt kartu, kodėl ne? Ar čia tipo 5 minutės padarei reikalai ir nuėjai savo laisvas? Ne. Man čia dabar kankintis 9 mėnesius, paskui dar gimdyti, o paskui ką, keltis naktims, viską daryti, o aš visą dieną dirbau, grįžau namo, duok man pagulėti, pailsėti, o tai, kad aš visą dieną ir visą naktį keliuosi pas vaiką. Ir, nu, čia irgi tas pats darbas, o dar namie padaryti visus reikalus. Tai aš nežinau. O vyras atidirbo, grįžo ir viso jam viskas din. Ne. Jeigu norėjai vaiko, tai padėk. Man į viską versk ant moters. Koks tikslas jūsų tiktokų? Užeit, pabendraut su žmonėmis, pakalbėt, kažką papasakot, kažką išgirst naujo, kad kažką man papasakotų. Patirtis labai prasta, prie vyras buvo labai laimingas. Jeigu antrą kartą vėl ateiti pas daktarą, tu pažiūrėsiu. Ir būna čia būna. Jo, būtis, labas. Nenorėčiau per daug žiaurus dalykas. Nu, gal pats tas momentas ir yra labai žiaurus, bet paskui nėra taip ir žiauriai. Ta vieną dieną perlaukt, kol tu pagimdysi jo. Manęs niekas nemokino lietuviškai, aš išvis Lenkė. Beautiful nails, thank you. Labas. Jau įsibūręs, aš pernešiau vaiką 4 savaitėm. Man 20. Tai iš paskolų suprantam, kad tau vyras nepadeda? Ne. Aš tiesiog sakau apie kitas moteris, kurių tikrai gaila
ir vyrai tiesiog bibidėjo ant jų ir tiek. Mano vyras buvo nuo gimdymo pradžios iki pabaigos, nors jeigu čia yra tie žmogeliukai, kurie su manim nuo pat pradžių mano tiktoko, nuo pat pradžių mano nėštumo, tai jie žino, kaip reagavo mano vyras į gimdymą, kaip jisai sakė, kad nebus. Bet jisai prabuvo nuo pat pradžių iki pat pabaigos, matė visą procesą. Kaip ir minėjom jam, kaip ir jam sakėm, kad jam nelieps tarp kojų stovėti ir žiūrėti, kaip ten viskas vyksta. Jis tiesiog stovėjo man prie galvos, laikė man už rankos ir tiek. Tai po to, kai pagimdžiau, negalėjau vaiko net ant rankų paimti. Negalėjau net iš lovos atsistot, negalėjau net iki tūliko nueiti. Aš nejaučiau, kaip aš norėjau sisiot kelias savaitės. Nejaučiau, kad aš noriu į tualetą. Tiesiog jausmas dingo ir tiek. Tai, žodžiu, bandžiau eiti į tualetą, atsisėsti ir laukt, kol pasisiosiu, nes, nejaučiau, kad noriu. Žiūriu, praėjo ten kokius 4-5 valandos, aš nieko nejaučiu ir tokia, blemba, reikia nueiti pasisiot, nes,